konsultuodamas poras arba medijuodamas netgi skyrybų procesą, dažnai aš susitinku su tokiu atveju, kai konflikto priežastimi yra vieno iš žmonių priklausomybė nuo azartinių žaidimų, alkoholizmas, narkomanija. Na ir kai aš klausiu, o kaipgi taip atsitiko, kaip mes atėjome iki to taško, kokia buvo pradžia, paaiškėja, kad dažnai buvo žinoma apie būsimo partnerio priklausomybę. Na ir štai čia toks standartinis paaiškinimas. Aš tikėjausi, kad jis pasikeis. Tai visų pirma, reikia būti atviru su savimi ir pasakyti savo tiesą. Netikėjausi, kad pasikeis, o tikėjausi pakeisti, kas yra misija neįmanoma pakeisti priklausomą žmogų, jeigu jisai pats to nenori. Ir štai šitas noras pakeisti kitą žmogų tiesiog pasmerkia jūs gyvenimui, kokiam ten gyvenimui, vargui, ko priklausomybėje. Beje, jeigu jūs pasidomėsite, koksgi procentas pasveiksta arba pasiekia ilgalaikio pagerėjimo, netgi tarp žmonių, kurie ryžtasi gydytis nuo šių priklausomybių, dėja, tas procentas nėra didelis. Taigi, o kaipgi tu? Ar vis bandai pakeisti priklausomą žmogų?